Treneri, pralaimėjimas antrose rungtynėse, kaip viskas susiklostė ir kodėl jūsų nuomonė? Skaudus pralaimėjimas, neatlaikėme to fizinio kontakto ir šitą pralaimėjimą turiu prisimti ant savęs. Nesugebėjau nuteikti vyrų, kad tikrai bus daug sunkiau negu Marijampolėje, kad buvo. Tai jaunimas, visada prieš jaunimą yra sunku, full court kontaktas, daug muštynių, teisėjai davė grubią kovą ir mes nesugebėjom išpildyti pradžioj tai, ką susitarė. Marijampolė irgi buvo, tas sakėt, antroj pusėje pagaliau pavyko sukovoti vyriškai ir dabar vis tiek kažkaip tas nesuveikė, pamiršta buvo. Tai čia antrą pusę irgi mes laimėjom, bet pradžią užsileidom per didelių skirtumų, tai duoda emocinį impulsą, tai tas yra blogai. Per pertrauką gal bandėt pakeisti, bet vis tiek nepavyko, turbūt ieškojot sprendimų. Tai aišku, ieškojom, šnekėjomės, kad su tokiu fizikalitu negalim nueiti, tai ir nepavyko. Aurelijus Pukelis ten tik vos virš 10 minučių žaidė, čia taktiniai sprendimai. Sergantis. Na ir turbūt, nežinau, vienintelis pozityvas žiūrint iš marijampoliečių pusės Gabrielius Bubnys gavo pažaisti ir įmetė kaip jo pasirodymas. Kodėl galbūt įleidot jau taip anksti, ketvirtam kėliny, ten likus 8 minutėm? Tai džiugu, kaip jaunas pasirodė, leidome, todėl kad norisi kitiem pailsėti, jau buvo nusiteikimas kitai kovai pirmadienį.